Kauno moksleivių techninės kūrybos centre pirmasis 2 birželio savaitės nenutilo mokinių klegesys ir šurmulys. Čia vyko vaikų vasaros poilsio dienos stovykla Pagauk svajonę. Pradžioje stovyklautojai susitiko su kelių policijos, greitosios pagalbos ir gaisrinės darbuotojais. Mokiniai pakartojo saugaus elgesio taisyklės gatvėse ir keliuose, mokėsi suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiejam, prisiminė, kokie pavojai tyko poilsiaujant gamtoje ir kaip jų išvengti. Stovyklos vaikams buvo organizuota įdomių edukacinių užsiėmimų, kurių metu jie piešė ant vandens įvairiaspalvius raštus, gaminosi žvakes, lipdė iš molio, kepė duonelę, gaminosi saldainius. Praktinėse kūrybos dirbtuvėse mažieji stovyklautojai mokėsi pinti iš vytelių, tapyti ant šilko, kurti darbelius iš modelino, konstruoti lėktuvėlius. Per užsiėmimus vaikai susipažino su naujomis technologijomis ir išbandė jas. Kurdami lavino vaizduotę, patyrė teigiamų emocijų, išmoko daug naujo. Tačiau stovyklautojai ne tik daug dirbo, bet įdomiai ir turiningai leido laiką iškilaudami. Kauno 7 forto teritorijoje mokiniai pagal sukurtą legendą ieškojo lobio. Kiek džiaugsmo buvo vaikams iš bunkerio išvilkti seną skrynę ir rasti joje saldžių auksinukų. Aplinkotyros centre stovyklautojai susipažino su gyvojo kampelio gyventojais, šiltnamiuose auginamais retais augalais, o savarankiškai atlikus tyriamuosius darbus galėjo ramiai pasisupti hamake, pažaisti su draugais ar tiesiog pailsėti. Keliaudami Kauno Marių regioninio parko mokomuoju pėsčiųjų taku, vaikai grožėjusi jo apylinkėmis, sužinojo daug naujo apie gamtosaugą, pelkių ir miško augmeniją bei gyvūniją. Lietuvos liaudies buities muziejuje susipažino su eksponatais iš visų Lietuvos regionų. Būtent Nemakščiuose jie turėjo galimybę pavažiuoti su XIX amžiaus transporto priemonė aštuonračiu, pabuvoti senų padargų klojime bei kalvėje, apsilankyti sendaikčių muziejuke bei pasmaguriauti ant lauko pečiaus keptais blynais su uogiene. Stovyklos metu mokiniai daug keliavo ir aplankė kelių ir transporto muziejų Vievyje, energetikos ir technikos muziejų Vilniuje. Šiame mokslo technologijų centre galima buvo apžiūrėti daug interaktyvių eksponatų, atlikti įvairius eksperimentus, padedančius suvokti reiškinių esmę, giliau suprasti mūsų supantį pasaulį. Žaislų muziejuje vaikai turėjo galimybę pažaisti XIX amžiuje populiariais stalo žaidimais, rankų darbo žaislais. Daug įdomaus apie šokolado istoriją ir gamybą sužinojo apsilankę Šiaulių šokolado muziejuje, kuriame ne tik klausėsi gido pasakojimo, žiūrėjo informacinį filmą ar sprendė žaidybinės užduotis, bet ir patys gaminosi šokoladinius saldainius. Neišdildomus vaizdus ir įspūdį paliko apsilankymas Karmėlavos oro uoste, kur vaikai stebėjo lėktuvus iš skrydžių valdymo bokšto, lankėsi bagažo skyriuje, fotografavosi ant pakilimo tako, bendravo su oro uosto darbuotojais apie šiuolaikinę aviaciją, piloto profesiją. Stovykloje vyko ir varžybos, kurių principas svarbiausia nenugalėti, o dalyvauti. Smagu buvo Nemuno saloje į tolį skraidinti pasigamintus lėktuvėlius, pievelėje žaisti tinklinį, kvadratą, boulingo klube įrodyti savo taiklumą, o sporto salėje smagiai paišdykauti su bendraamžiais. Baigiantis stovyklai buvo surengta vaikų kūrybinių darbų paroda, kur tėveliai galėjo pasidžiaugti sukurtais savo atžalų darbeliais. Stovyklavimo metu įgyta patirtis ir žinios pravers ateityje mokiniams geriau atrasti save, nebijoti iššūkių, ieškoti ir drąsiau eiti kūrybos keliu. Šios dienos stovykloje prabėgo smagiai, kaip išsipildžiusi graži svajonė.